mus ruošia ta pati malasana, kai mes praleidžiame laiko įtupime, dėl to, kad stiprina šlaunų raumenis ir taip pat atverinėja dubenį. Šiaip mes nėštumo metu norim tų dubens atverimų. Tie patys drugelio pratimai, drugelio asanos, kada kojos keliai yra atverti iš šonus, pėdos suglaustos šalia, mama sėdi. Taip pat čia padeda mums atsiverti labiau dubenukui, klubai plačiai tarsi atsiveria. Daromas yra toksai kaip tiltelio ta modifikacija, taip pat gulint, pavyzdžiui, ant nugaros mama atsigula ir kelia dubenį į viršų. Tai šitie pratimai stiprina dubens dugną ir taip pat stiprina apskritai visus raumenis, ir tas pačias šlaunis, truputėlį nugarytę, apatinę nugaros dalį jungia. Tai tiesiog iš tikrųjų svarbu yra stiprinti save fiziškai ir tų pratimų jų yra labai daug skirtingų, atrasti, kas pačiai mamai tinka, aišku, norisi kartais ir tos įvairovės. Tai aš manau, kad jie visi, kai jie apsijungia į bendrą tą tokį gražų flow, į tokią gražią eigą, jie visi gali būti vienaip ar kitaip naudingi. Ir čia jau labai svarbu jausti, kas tau tinka. Tai manau, kad tikrai svarbu tyrinėti ir atrasti.